Šį klausimą pristato Krekenavos, kai norisi mėsos produktų linija. Išskirtinė produkcija, kurioje mėsos procentas nepaprastai didelis. Na, sunku galvoti, kai norisi mėsos. Tad Krekenavos, kai norisi mėsos produktų linija, jūs apdovanos dešrelių rinkiniais, bet žinoma, reikia atsakyti teisingai, nes kitaip ir sušiai, ir sanatorija, ir netgi dešros atiteks jiems. Kiek mes juos galim maitinti? Paslikas baigėsi. Jūs kaip tokia Afrikos šalis kažkaip Subsidijuoti viską reikia, aš nesuprantu. Arūnai, ne, dešrą pasiliekam savo. Aš nežinau kaip tau, bet mes taip ar taip laimėm su Inga. Čia svarbiausia, man bus, jeigu pralošim nieko, Arūnas visko turės. Seniau būdavo taip, ateidavo šeimas, sėsdavo į skirtingas pusės. Sušių. Dabar kažkodėl dviese toj pusėje sėdit. Bet būdavo pasitikrindavo. Gerai, duokit klausimą. Duodam klausimą. Mes duosim Ir atsakymą. dešres. Kurie iš šių dalykų yra susiję tarpusavį? A. Rūkytas skilandis ir dirižablis. B. Vytinta dešra ir kaubojiški batai. C. Jautienos didkepsnis ir indėnų ginklas. Tai man apie tomahauką iš karto atėjo mintis, nes aš, kai turiu daugiau pinigų, kartais retai tai būna, kaip matot, perku tomahauką. O perka tomahauką kam? Didelis mėsos gabalas su kaulu. Nu, būtų keista, jeigu kažkas nors kita rūkytas skilandis ir dirižablis įrištas, kaip skrydis. Jo, jis vadinamas tomahauku. Kitas dalykas, aš žiūriu, ten buvo viena problema, kad rūkytas skilandis yra dedamas, bet jisai į pūslę. Į pūslę dedamas. Taip, o dirižabliai ankstyvieji taip pat buvo, pati ta, sakysim, jo korpusas būdavo aptempiamas irgi gyvūninės kilmės. Jo, sakykime, panašumas vizualinis galėtų būti. Virvė, pūslė, forma panaši. Kaip ir cepelinas. Tai čia skilandžio tik dalis, ne? Dalis. Bet nu jo, tomahaukas ir indėnų ginklas. Ponai, aš norėčiau atkreipti dėmesį, neatmeskit dešros ir batų. Tai jūs ir neatmeskite, mes jau atmetėm. Jūs turite dešrą ir turėkit. Išvytintos dešros, kaubojiški batai. Vytinta dešra, ne. Žinok, norėtumėm kažką bandyti juokauti su B variantu. Neišeina. Taip, iš tiesų, yra tas kaulas su tokia formos, taip vadinasi, tomahaukas. Tomahaukas. Šiaip gali ir kepti. Būtent jautienos. Taip. Nes jie kitaip, avies yra angliškai chops. Tai tikrai, tai ne tomahaukai. O tomahaukas yra būtent jautienos, tas didelės brandintos, netgi išpjeva. Nu, čia amerikonai, žinai, kai jau tokį gabalą turi pasiskelbti. Gerai, netemkim, lyginam rezultatų, duokim metam tomahauką, apačiai metam tomahauką. Na kągi, ar tai yra tiesa, ar tai yra tomahaukas? Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad klausime jūsų apie du visiškai nesusijusius dalykus. Tačiau taip tikrai nėra. Štai Jungtinėse Amerikos valstijose itin populiarus vienas jautienos kepsnys. Žinote, koks jo pavadinimas? Ogi tomahaukas. Lygiai tokiu pačiu vardu vadinamas ir tradicinis Šiaurės Amerikos indėnų kirvis. Būtent dėl išorinių šio įrankio ir kepsnio panašumų jie abu turi tą patį pavadinimą. Kepsnis paprastai būna išpjautas iš jautienos nugarinės su ilgu ant šonkaulio paliktų kaulu. Tokia forma ne tik primena kirvį ir atrodo gana įspūdingai, bet ir leidžia mėsai išlikti sultingesniai, nes kaulas sulaiko dalį drėgmės bei šilumos. Nenustepčiau, kad su vandeniu kitas žmogus pasakytų mokslininkas, kad reikia gerti Inga. Parodykit. Ne jūsų dešros, ne jūsų. Mes turim... Jau nebepenėsim šitą. Su šventom. Su šventom, mylėjai. Arūnai, ir iš karto. Taip. Jau imkit patys. Jie taip gerai išmokė.